Mūsų formos prigimtis yra sąmonė. Pasižymime nuolatiniu priešybių balansavimu. Šia prasme diplomatija reikalauja subtilių pastangų, nes ji žongliruoja dualumo sferose. Tačiau tam tikrų momentų šis procesas spontaniškai užleidžia vietą kitai būsenai ir pati dualybė yra peržengiama. Galima sakyti, kad tai yra ramybė. Ramybė yra tikrovė, patiriama išnykus visoms riboms. Ji yra tikroji žmonijos prigimtis. Ramybė yra aurizmo emanacija, kuria supa kiekvieną esantį šioje būsenoje. Šioje būsenoje sąmoningumas jūsų esybėje atsiskiria nuo jūsų emocinės prigimties. Ji pakyla ir sklando ant jūsų emocinio troškimų vibracijų. Tai savaiminis procesas, kurio negali sukelti niekas, esantis jūsų individualybėje, nes būtent ši individualybė turi mirti. Pagrindinė emocinė energija, kuri anksčiau buvo patiriama kaip ilgesys, dabar patiriama kaip ramybė. Sąmoningumas nebėra įkalintas emocinės žmogiškosios dramos peripetijose. Pačia giliausia prasme, jumise įvyksta kažkas visiškai nuostabaus. Paskutinė riba, jūsų kūno riba, ištirpsta. Kai tai įvyksta, sąmoningumas nebėra lokalizuotas kūne, bet patiriamas kaip keliaujantis per visas formas. Suvokiate, kad visa gyvybė yra gyva ir kad nors sąmonė esanti tam tikroje formoje gali ištirpti, kai forma išnyksta, sąmonė, slypinti už šios gyvybės ir mirties žaidimo, visada išlieka. Šių apreiškimų skleidžiamas ramybės jausmas yra neapsakomas. Išnyksta visos jūsų gynybės priemonės ir jūsų laivas tampa tuščias. Paradoksalu, bet tuo pat metu šią tuštumą užlieja visuma. Prieš šį suvokimą, jo metu ir po jo, jūsų fizinėme kūne įvyksta gilūs pokyčiai. Kadangi jūsų išorinės sienos ištirpo, šis procesas atspindi jūsų kūno chemijoje ir visi vidiniai konfliktai baigėsi. Atrodo, kad visos jūsų kūno ląstelės sudaro taiką viena su kita ir patiria savo vidinį rojaus sodą. Šia prasme, tikrasis Edeno sodas yra pats kūnas. Šį įvykį lydinčios taikos bangos keliauja gilyn į visos žmonijos kolektyvinę sąmonę. Būti fiziškai šalia tokio žmogaus, tai maudyti savo kūną jo tiesoje. Tai reiškia patirti didesnę nei jūsų pačių sąmonę, fiziškai ir emociškai keliaujančią per jūsų kūną. Kadangi dabartinis žmogaus pavidalas nėra pritaikytas tokioms aukštesniems sąmonės būsenoms, šią patirtį patiriančią žmogaus kūne gali atsirasti keistų reiškinių.